Labadiena. Kaunas sukrėtė 2 žmogžudystės. Dėl apygardos teismo teisėjo Jono Furmanavičiaus ir buvusios sugyventinės sesers nužudymų ieškomas Drąsius Kedžius, kuris teisėjai internete kaltino mažametės dukros tvirkinimu. Tai pirmasis atvejis per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metu, kai nužudomas teisėjas. Kaune įvykius seka žurnalistė Jūratė Anilionytė. Jūratė, kokios naujausios žinios? Na, kaip jau pranešėme anksčiau, teisėjas Jonas Furmanavičius buvo nužudytas apie 8:30 prie savo namų Kauno senamiestyje Sladkevičiaus gatvėje. Spėjama, pareigūnai neatmeta tos versijos, kad teisėjas buvo nužudytas tuomet, kai važiavo į darbą ir jam kelią pastojo autobusiukas. Gali būti, kad tai buvo surežisuotas eismo įvykis ir teisėjui išlipus iš mašinos jisai buvo nušautas. Pareigūnai sako, spėjama 4 šūviais. Praėjus beveik 2 valandom po šio įvykio pareigūnai gavo naują žinią apie Vaišvydavoje Piliuonos gatvėje nužudytą moterį. Neseniai surengtoje spaudos konferencijoje pareigūnai įtariamuoju vardijo Garliavos gyventoją Drąsių Kedžių. Jisai prieš kelis mėnesius teisėją Furmanavičių buvo internete apkaltinęs savo mažametės dukros prievartavimu ir tvirkinimu. Nužudytos moters namuose pareigūnai atrado ir ginklą, kuris, kaip įtariama, priklauso Dariui Kedžiui. Ar teisėjas ir moteris yra nušauti iš to paties ginklo, kol kas yra nežinoma. Pasižiūrėkime, ką neseniai vykusioje spaudos konferencijoje sakė policijos komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas. Drąsius Kedys, apart ginklo surasto vieno iš nusikaltimų vietoje, dar jau turi, jo vardu dar yra išduotas dvivamzdis Winchesteris 12 kalibro šautuvas. Todėl visus žmonės, kurie atpažintų šitą asmenį parodytą nuotraukoje, nedelsiant prašome pranešti į policiją ir būti atsargiais. Taip pat pareigūnai prašo visų gyventojų mačiusių autobusiuką Volkswagen Transporter, kurio numeris yra BDH013. Jisai priklauso Kedžio bendrovei, kurioje dirbo Drąsius Kedys, būtinai pranešti policijai. Autobusiukas yra baltos spalvos, daužtas ir pareigūnai ėmėsi ypatingų atsargumo priemonių. Miestas yra, visi važiavimai į miestą yra uždaryti. Virš skraidos sraigtasparnis, pareigūnai atlieka kratas kai kurių asmenų namuose. Na ir kol kas lauksime išsamesnių žinių. Pareigūnai sakė, po kelių valandų jų dar bus. Dėkoju Jūratei Anilionytei. Ačiū, Jūratė. Na, o mes tęsime žinias. Nušauta teisėja ir dar 2 vyriškius ieškomas kaunietis Drąsius Kedžius yra viešai apkaltinęs pedofiliją. Prieš kurį laiką mergaitės tėvas internete išplatino mažametės pasakojimą apie galimą prievartavimą. O būdavo taip? Išplatintoje filmuotoje medžiagoje užfiksuotas beveik valandos trukmės 5-metės pasakojimas, kaip 3 vyrai ją tvirkindavo. Tėvo klausinėjimo mergaitė užsimena apie tai, kad buvo skriaudžiama ne tik ji, bet ir pusseserė. O va ištvirkavimus esą žinojo mama, tačiau liepdavosi nieko nesakyti. Šokiruojančiame pasakojime minimi 3 vyrai, tarp jų šiandien nušautas Kauno apygardos teisėjas Jonas Furmanavičius. Peržiūrė, kad pasirodysi, ar atpažinsi ar ne, kuris šitas Jonas, Andrius jūsų draugas. Nu? Kuris? Šitas? Jo, čia yra. Kaip jo vardas šitas? Jonas. Šitas? Mergaitė tvirtina, kad ištvirkavimuose dalyvavo ir dar vienas vyriškis, Kauno politikas, jos krikštatėvis. Ką reiškia, kai yra nekalti žmonės apkaltinami ir jie paskui yra dar nužudomi. Bijau, kaip aš galiu nebijoti. Aš dėl visos šeimos bijau, dėl visų bijau, visų, absoliučiai visų. Kaip aš galiu nebijoti, jūs pagalvokit, aš tikrai aš esu normalus žmogus ir aš negaliu nebijoti dėl savo gyvybės ar dėl savo artimųjų. Tai metus laiko aiškina mane, kad yra maniakas, kuris apkaltina žmonės nebūtais dalykais ir toliau jau iš desperacijos imasi tokių veiksmų.
Dėl galimo prievartavimo mergaitės tėvas į Kauno prokurorus kreipėsi dar pernai rudenį. Tėvui pareiškus, kad netiki Kauno prokurorais, rugpjūtį generalinės prokuratūros nurodymų tyrimą perėmė Vilniaus apygardos prokuratūra. Šiandien iš tikrųjų atsakymą iš to klausimą mes irgi neturim. Mes žinom, ta prasme, tą tyrimą, jis Vilniaus apygardos prokuratūra yra atliekamas ir šiandien mes atsakymą dar neturime tą klausimą. Mergaitė buvo apklausta psichologų, tačiau atlikti detalesnius tyrimus vaiko raidos centre Vilniuje dabar ieškomas tėvas neleido. Mergaitės tėvai išsiskyrė prieš keletą metų, o galima prievartavimo istorija viešumai iškilo, kai tėvai pradėjo bylinėtis dėl vaiko priežiūros. Ja teismas patikėjo tėvui. Vyriausybė žada tartis su teismų atstovais, kaip garantuoti teisėjų ir teismų saugumą. Tai pareiškė Švedijoje viešintis premjeras Andrius Kubilius, o žmogžudystę pavadino sukrečiančiu įvykiu. Tai yra toks įvykis, kuris iš tikrųjų turės įtakos ir visiems teisėjams, visai teismų sistemai, nepriklausomai nuo tų priežasčių, dėl kurių, sakykime, teisėjas buvo, galime sakyti, nužudytas. Tam tikrą prasme turės įtakos, gali turėti įtakos ir būtent tam vadinamam rezonansinių bylų nagrinėjimui, ta prasme, kad kiekvienas mes esame žmogus, teisėjų ir teismų apsauga nėra užtikrinta ir tos apsaugos nebuvimas gali, irgi įtakoti, esant dabartiniai situacijai, tam tikrą galbūt susikaustymą, bet tai nesakau, kad tai bus, bet pirmi tokie įspūdžiai, tai būtent ir kalbama, o kaip mes dabar nagrinėsim bylas, jeigu mūsų gyvybė, mūsų, taip sakant, galbūt turtas nėra apsaugomas ir valstybė neužtikrina pakankamai tos apsaugos. Kaip jūs galėtumėte įvertinti tokį atvejį, jūs kaip pats buvęs teisėjas ir kaip teisės komiteto vadovas? Jeigu iš tiesų tai susijęs su veikla kaip teisėjo, tai be abejo tai yra skandalingas atvejis, tai yra labai pavojingas dalykas, jeigu kėsinamasi į teisėją, kuris vykdo teisingumą ir būtent dėl to. Iš tiesų ir interneto tinklapyje rašoma ir mes penktadienį, man kaip tik teko atsitiktinai būti Kaune apygardos teisme, išleidėjom teisėjai į pensiją. Irgi buvo apie tai kalbama, kad vienas iš apygardos teisėjų yra, apie jį rašoma bent jau internete, kaip įsipainiojusi į negerus dalykus. Kas dabar gali pasakyti, su kuo tai susiję? Bet kuriuo atveju vis tiek tai yra teisėjas, tai yra teismo valdžios atstovas, apygardos teisėjas ir tikrai tragiškas atvejis visai teisiniai bendruomeniai ir apskritai valstybei. Naujausia informacija 18:15 laidoje šiandien, apie tai taip pat laidoje paskutinis klausimas iš karto po panoramos. Iki pasimatymo. Ankstesnėse Makliaudo dukterų serijose. Ar norėtum